Aš tik tiek galiu pasakyti, mentalitetas yra pats prasčiausias dalykas gyvenime. Hello, sick people. I'm Dr. Gregory House. Daktaru Hauzu netiki niekas. Daktare, ar jau baigėte prezidento užsakytą analizės straipsnį apie TikToko poveikį jaunimui? Dieve, tai dieve. Žiauru šiais laikais, žiauru šiais laikais į žmonių psichiką pasižiūrėjant, ypač į jaunimo psichiką pasižiūrint, kiek žalos padaryta. Tai va ir viskas. Aš tik tiek galiu pasakyti. Na nejaugi viskas jau taip prastai. Dėl peržiūrų tik tokia bile ką padarytų, net kad ten video, kad sulauktų didžiulės rezonansą peržiūrų. Va Jėzus, bet ką padarys. Net aš manau, kad ten tas žmogus net kelnes nusimovęs, bet ką padarytų. Tai pažiūrėsim. Niekas kurva šitiek nedaro, nakui. Tai kad žiūrėk, nieks nevyksta. Man nerūpi tai. O, žiūrėk, kažkas pavyksta. Man nusišikti, man net neįdomu. Tai va. Gal peržiūriu, pagaliau padaugės, daktarė, profesoriau. Nu tai žiauru yra. Visai čia užsimiršau, tai grįžkime prie temos, prie užsakytos prezidento tiktokerių analizės. Tai yra traumas. Neįgalę turi. Daktarė, bet jūsgi pats filmuojatės tiktokė. Dėl followerių, dėl dovanėlių tokių dalykų nedarau, kad net bibį nučiulptų. Tai va, atsiprašau, įsikeip. Tai čia pasirodo, jūs buvote bardakė su ta mergina Budelį, kurią labai greit visi pamiršo. Na. Ar čia buvo kažkoks tai slaptas eksperimentas? Suomenė kitiem jaunimui pavyzdys. Savo kailių patyrus, dabar pats galite pasakyti, kaip jaučiatės su apnuoginta ir paviešinta fleita? Nu žiauru yra, iš tikrųjų žiauru. Daktarė, o tai ką daryti merginai, kuri pūtė į fleitą? Įsitrins tą tiktoką ir gyvensi be to tiktoko. Tai va. Na, kaip ir viskas labai paprasta. Daktarė, dar čia žiūriu, šitoje visoje analizėje apačioje reikia nurodyti jūsų išsilavinimą. Išsilavinimas 5 klasių, 2 klasių baigimas. Čia girdžiu kažkur skambutis. Durnelių mokykla.